Vasara – atostogų metas. Prasidėjus birželį, daugelis pradeda planuoti savo atostogas. Šiais laikais atostogas galima praleisti įvairiai, nuo poilsio kaime iki kelionių į egzotiškus kraštus. Vieni renkasi aktyvų poilsį, kiti mėgaujasi saulės ir vandens teikiamais malonumais. O mes pasidomime, kaip atostogauja prieniškiai. Ar planuoji šiais metais atostogauti? Taip. Na ir kur planuoji? Lietuvoje, manau, Klaipėda dažniausiai būnu. O renkėsi, pavyzdžiui, užsienio kurortus? Ne. Kodėl nesirenki? Kažkaip dar nėra tokio poreikio kažkur į užsienį važiuoti. Nu, tu ar vasarą žadi dirbti? Priklauso nuo to, ar studijuosiu ar ne, ateinančiais metais. O kur žadi studijuoti? Geras klausimas, tai tikriausiai tikrai Lietuvoje, ne užsienyje, tai greičiausiai arba Vilniuje, arba Kaune. O kaip manai, kur geriau yra atostogauti Lietuvoje ar užsienyje? Galbūt Lietuvoje, nes mes dar nesam visko aplankę, kiek yra gražių vietų Lietuvoje. Taip, čia mano tokia nuomonė. Na ir kokios turėtų būti tavo svajonių atostogos? Maldyvuose. Kodėl būtent Maldyvuose? Nes ten įspūdingo grožio šalis. Aš netostogauju niekur, nes už tai, kad aš niekur nedirbu. O kaip manote, jeigu turėtumėte lėšų, kur pirmiausia nuvažiuotumėte? Ką, žinau? Net nepagalvoju. Planuojate šiais metais atostogauti? Ne. Kodėl neplanuojate? Nes nepradėjau dirbti. Neišeinu. O praeitais metais ar atostogavote? Praeitais, taip, aš atsiprašau, bet noriu skubėti, autobusas mums atvažiavo. Nu, praėjusiais metais ar atostogavote? Atostogavau. Ir kur atostogavote? Palangoju. Ir kiek vidutiniškai lėšų išleidžiate atostogoms? Žinokit, ten yra kita specifika ir nenuomavau, nes pas draugus atostogavau. O pirmenybę teikiate Lietuvos kurortams ar užsienio? Lietuvos. Kodėl būtent Lietuvos? O, nežinau, mes lietuviai. Tai turėtumėm Lietuvoje atostogauti, ar ne taip? O kaip įsivaizduojate savo svajonių atostogas? Šiuo momentu tikrai negaliu pasakyti, kaip įsivaizduoju. Su vaikais kažką tai darysim, kažką tai galvosim ir atostogausim, jeigu išeis. Taip, būtinai. Ir kur planuojate? Italiją važiuoti. O kodėl būtent renkatės užsienio miestus? Pirmą kartą važiuosiu. O prieš tai kur atostogavote? Galiu dar pasakyti, pamirščiau, Anglijoje buvau. Tai kiek vidutiniškai lėšų skiriate atostogoms? Aš nežinau, pažiūrėjau, aš kelionė ten, viskas, tai maždaug išeina, kiek čia kokie, 600 eurų. O atostogų metu kokias pramogas renkatės? Atostogų metu norisi kažką pamatyti, sužinoti apie tą kraštą. Tai tokias pažintinis, taip? Taip. Ir kokios turėtų būti jūsų svajonių atostogos? Malonios, geros, daug prisiminimų. Ar planuojate šiais metais atostogauti? Jau po atostogų. Na ir kur atostogavote? Niekur. Kur čia darbo liaudis atostogaus vietoj. Ar planuojate šiais metais atostogauti? Dabar atostogauju. Ir kaip atostogaujate? Ką žinau, namuose, daržas, upelis. O ar planuojate kur nors išvykti? Buvau išvykęs į Norvegiją. Tai kodėl būtent pasirinkote Norvegiją? Sūnų važiavom į gimtadienį, viskas. O kiek vidutiniškai lėšų skiriate atostogoms? Kaip išeina, nežinau. Sunku pasakyti ant greičių dabar. Kiek lyšnų yra? O kaip sovietmečio atostogaudavote? Kolūkinę galiu skaityti, labai sunkiai duodavau nuo pirmininko priklausai. Užsimenė atostogas, tai neroiko, tai rugiapjūtė, tai šienapjūtė, tai gaunelė, valdiškam darbe, tai atėjo eilė gaunė, o kolūkį, tai sakau, nuo valdžios priklauso, ar tau jų duos arba ne, tų atostogų. Dabar tai išvažiuoti nusienį reikia, aš labai mėgėjas keliautojas, tik žinoma, kiek pinigų turi. Tai
buvau Ispanijoje pas dukterį, tai čia ne. Dabar, kaip į pensiją išėjęs mieste, kaip gyvenu, tai buvau nuvažiavęs. Tai kelionės labai mėgstu aš. Baisiai, pagal pinigų žinoma. O ar daug pajamų pareikalauja kelionės? Tai šitą biškį kompensuoja biškį pusė bilieto, va tai. Tai mažiau reikia mokėti, va. Autobusu važiuoju visada už pusę bilietų. Daugumoje didesnę kelionę, tai gal kiek kompensuoja, va. Tai kai koją pasigydysiu, tai žiūrint, kiek pinigų turėsiu, da, labai noriu jūrą pakeliauti, patinka jau. Lėktuvus skraidžiau į Kvaliai, jau atsiskraidęs, tai dar noriu vandenį paplaukioti, labai patinka. Va, ir iš Kauno mačiau, važiuoja autobusas į Vokietiją, vasarą važiuoja, tai čia pagal pinigų, žinoma, daug galėtume, tai kišenės neleidžia tiek. Kur planuoji šią vasarą atostogauti? Šiaip iš tikrųjų niekur kol kas neplanuoju, nežinau, pirmiausiai noriu išsilaikyti visus egzaminus gerai, nes baigiu 12 klasę, paskui jau žiūrėsim, paskui jau ir laikas atostogom bus. O praėjusią vasarą kur atostogavai? Oi, praėjusią vasarą visur buvau ir prie jūros, aišku, ir su draugais, kaip ir kiekvienas jaunimas, manau, jo. Ar keliauji į užsienį? Nedažnai, bet būnu kartais, taip, kartais jo. Ir kam tiki pirmenybę, Lietuvai ar užsieniui? Iš tikrųjų, manau, kad kiekvienas lietuvis turi pirmiausiai pažinti savo šalį, pirmiausiai ją apkeliauti, nes iš tikrųjų aš esu keliavusi aplink Lietuvą daug kartų, buvusi ir Aukštaitijoje, ir Žemaitijoje, ir iš tikrųjų yra be galo gražių vietų, kurių tikriausiai eilinis lietuvis tikrai nėra matęs, o iš tikrųjų kartais visi labai nori važiuoti į tą užsienį ir mano, kad ten yra geriau, bet iš tikrųjų manau, kad pirmiausia turim pamatyti, kas yra Lietuvoje, o paskui jau žiūrėti, kas jau tame užsienyje. Ir kokios turėtų būti tavo svajonių atostogos? Svajonių atostogos svarbiausia su gera kompanija, gerais žmonėm, šeima, o paskui visa kita, manau, ir taip būna gerai. Ar planuojate šią vasarą atostogauti? Taip. Ir kur planuojate atostogauti? Kodėl būtent pasirinkote užsienį? Dukra gyvena. O jūs ar planuojate atostogauti? Ne dar. Kodėl neplanuojate? Dar toli atostogos. O kiek laiko maždaug atostogaujate? Mėnesį. Kodėl tiek trumpai? Užtenka. Ir kiek maždaug pajamų skiriate atostogoms? Nedaug. Kokias pramogas renkatės atostogų metu? Kaime. Kokios pramogos darbai? Galva prie Birštono prūdelių. Tik tai. O kodėl nesirenkate tolimesnių kelionių? Tai kad gal nelabai pinigų yra tom kelionėm. Ir darbas toksai, kad neišeina šitaip susiplanuoti. O kiek maždaug atostogaujate laiko? Taip, irgi pagal darbą. Taip, mes kaip į metus, kaip ir priklauso, kiek 4 savaitės. O visada atostogaujate vasarą ar kartais renkatės ir žiemą? Mano darbas toks, kad mes ir žiemą, kada mažiau darbo, tada yra atostogos. Ir kokias pramogas maždaug renkatės? Dažniausiai tai vandens jei jūros leidžia. O ar kokias nors pažintinės renkatės išvykas? Dabar šįmet pradėjom po Lietuvą keliauti su drauge. Tai buvom, čia vietoje, tai į zoologijos sodą kokį, tai pilis kokias. Šitaip pradėjom, smagu. O galbūt kada nors buvote išvykusi ir į užsienį? Aš buvau, taip, gyvenimas susiklausė, kad dirbau užsienį Anglijoje, taip. Ten irgi keliavom laisvalaikiu. Na ir kam jūs labiau teikiate pirmenybę, Lietuvoje ar užsienį? Aš manau, kad pirmiausia galbūt reiktų Lietuvos vietovės pažinti geriau Lietuvą, tik paskui. Tikrai yra gražių vietų ir vietovių, kur galima aplankyti. Manau, kad pirmiausia reiktų čia vietų apsižiūrėti. Kur planuojate atostogauti šią vasarą? Darbe. Tai atostogų neturės? Ne, šiais metais tikrai ne. O praėjusią vasarą kur atostogavote? Lietuvoje prie ežerų. Aukštaitijoje, jeigu tiksliau. Kodėl būtent pasirinkote Aukštaitiją? Pakankamai ramu ir nedaug žmonių.
daug ežerų, geras vanduo, švarus, gražus, tvarkingas. O kiek pajamų maždaug skiriate atostogoms? Labai įvairiai, kadangi atostogauju ne kartą metuose, o priklausomai nuo situacijos, tai dažniausiai nuo kokių 300 eurų iki 600 per metus. Tai kartais atostogaujate ir žiemą, taip? Taip, žinoma. Na ir kokias pramogas renkate žiemą? Dažniausiai renkuosi poilsį, tarkim, Nidoj, Palangoj, nes tada yra labai gražu, mažai žmonių ir tiesiog ramiau, patinka ramybė. Nu, atostogoms jūs labiau patinka vasarą ar žiemą? Labai sunku nuspręsti, kadangi tos atostogos yra labai skirtingos, tai galėčiau dėti lygybės ženklą. O ar užsienyje tekę yra atostogauti? Taip, žinoma, ne kartą. Ir kokias šalis aplankyti? Labai ilgai užtruksiu vardinti. Sakykim, kad Europoje nesu buvęs gal tik kokiose 6 valstybės. O pavyzdžiui, galbūt jūs renkatės pažintinės kelionės? Taip, žinoma. Ir kokias vietas lankote? Įvairiai, dažniausiai senas pilis, muziejus įvairiausius, vynogynus, tarkim, kartais, aišku, ir kurortus pasižiūrim, bet pagrindė pažintinės, kas susijęs su istorija. Na ir į kokią vietą dabar labiausiai norėtumėte nukeliauti? Norėčiau sugrįžti į Provansą, pietų Prancūzijoje. Ten turbūt gražiausia yra. Ar atostogausite šiais metais? Aš žinokit, kaip esu bedarbė, tai man atostogos kiekvieną dieną, bet aišku, važiuosiu prie jūros, kad šils orai, važiuosiu būtinai į Juodkrantę. Į metus po 3, tai yra į vasarą po 3 kartus nuvažiuoju. O kodėl būtent renkatės Juodkrantę? Juodkrantę renkuosi dėl to, kad ten, nu kaip pasakyti, ramybė. Tiesiog, ramybė, rojaus kampelis. Ten tik tai pailsėt gali žmogus, nors ir Prienai mažas miestukas ir čia tikrai ramu, bet ten iš viso. Ta aplinka, tie namai, tie žmonės tokie visi mandagus, kultūringi. Žinai, kad Palangoje, kad ten šarmulynė kažkokia. Nu, kas ieško, važiuoja aistrų kažkokių, tai važiuoja į Palangą, o aš kaip močiutė, tai pasirenku Juodkrantę. O kiek lėšų skiriate atostogoms? Nu kaip, mes visą laiką gyvenam viešbutyje. Tai jau mano išlaidas viešbučių man visą laiką finansuoja vaikai. Va. Ir kokias pramogas renkatės? Nu ką, labai mėgstu, žinokit, viską mėgstu. Ir gerus koncertus, ir gerus spektaklius, ir mėgstu, viską aplamai, kas tiesiog nežinau kaip pasakyti, viską mėgstu. Ir važiuot kur nors, ir stebėti, ir varžybas, viską. Nėra, kad kažko nemėgčiau. Tokio dalyko nėra. Taip. Ir kur planuojate atostogauti? Namuose. Kodėl namuose? Todėl, kad turim senukus prižiūrėti ir niekur negalim išvažiuoti. Nu, praėjusią vasarą kur atostogavote? Irgi namuose. Tai visas atostogas leidžiate namuose? Nu, kol kas taip. O galbūt pavyks nuvažiuoti į kokį Birštoną, nežadite? Nu, į Birštoną taip. Na ir kokias pramogas užsimate vasarą? Pramogų, žinot ką, daržas. Tokios ir pramogos į Birštoną, nebent nuvažiuojam pasivaikščioti krantinę ar į kokį koncertą. Tai va, tokios ir pramogos. Nu, kur norėtumėte nuvykti? Į Kroatiją. Kodėl į Kroatiją? Todėl, kad vieną kartą buvau, labai patiko. Ir kas jūs sužavėjo? Nu, viskas. Ir pati gamta, ir žmonės, viskas. Nu, kiek maždaug pinigų pareikalautų kelionė į Kroatiją? Nu, žinau, kad buvo litai, o dabar net nežinau, net apie tai nesvarščiau, nes nėra galimybių ir net ir negalvoju ir nesvajoju kol kas. Ar planuojate šią vasarą atostogauti? Taip, planuojam. Ir kur planuojate atostogauti? Pavyzdžiui, Turkijoje. Kodėl būtent užsienyje planuojate? Dėl to, kad pigiau. Pigiau negu Lietuvoje? Taip.